Sveikas merginos. Šiandien labai paprastai, daug nevargstant ir neįfuojant jūsų savaitgalio pasimėgavimui, kaip ir kiekvieną sekmadienį. Labai mažais kiekis, tai gaminsime naminę nutelą. Tai mums reikės, pas mane čia yra atšaldytas bananas, tai vienas bananas, aš darau labai minimaliai, jūs galite šeimai, jeigu daro 2-3. Tai bananas, truputėlį reikės juodojo šokolado, tai gal apie vieną gabalėlį kokį užteks. Aš dėsiu truputį proteino dėl saldumo, bet jūs galite dėti arba steviją, arba kitus natūralius saldiklius. Kakao reikės, apelsinų sulčių ir užmiršau, tu atnešiu riešutų. Šiaip galbūt geriausia būtų, kad jie būtų be odelės, tai arba galite naudoti jau juos bandyti užplikyti, kad oda tiesiog atšoktų, arba galite naudoti lazdyno riešutus irgi, arba yra netgi pirkti jau skaitiklių be odelės, tai lazdynų, anakardžių, migdolų, žodžiu, kokius norite. Na ką, ir pradėsim visų pirma. Tai bananą įdėsiu keletą nedaug riešutukų, tai būtų apie 5 tokius. Čia taip pat dar įdėsiu kakavos šaukštelį. Kokio stiprumo jūs norite, aš apie pusę šaukšto didelio, nes nelabai mėgstu, labai juoda. Taip pat aš įdėsiu dėl saldumo proteino, irgi šiek tiek, kad suteiktų. Jūs arba stevijos. Įdėsiu čia vanilino, nes man patinka, kaip jis kvepia ir taip pat. Jeigu nenorit, galite įdėti, aš tiesiog šiek tiek įdėsiu. Taip, ir dabar dar įdėsime šiek tiek apelsinų sulčių, apie ten 10-20 mg, gerai būtų aišku, kad jos būtų saldžios. Ir bandysim sumalti. Triukšmausim, triukšminga. Ne viskas. Tai gerai susimalę, pažiūrėsiu. Dar reikėtų. Dar šiek tiek apelsinų sulčių, kad geriau susimaltų. Reikės dar truputėlį, nes pas mane labai mažas kiekis, tai jisai man labai galėtų būti mažesnis šitas indelis. Tada labai gerai viskas susimaišytų, tai dabar tenka truputėlį pažaisti, bet nieko. Norisi suplakt vieną. Man atrodo ten. Tiesiog. Ne. O taip ir žaidžiam kartais.
reikia didesniais kiekiais gaminti, nes nesigauna mažais. Su tokiom pakuotėm mažom. Nes iš tikrųjų man labai čia žaidimas. Tai pažiūrėsim, ar riešutai susiblenderavo, nes man atrodo, kad nelabai man čia vienas kitas nelabai. Reiškia, kaip per didelis, aš šiaip norėjau mažesnių indelių, kad būtų. Ir man atrodo, šitas tas mažiausias bus pats. Bet netgi šitas per didelis. Kai mažą kiekį darai, tai aš nežinau, o tokių mažiukų reikia prisidarti. Manau, tikrai užteks. Na, čia iš tikrųjų mes ištirpdysime biškį šokoladą įdėsim. Ir aš dar paliksiu, nes gal reikės dar sumiksuoti, tada gal geriau bus. Palieku laikinai. Tai aš dabar paimsiu šokoladą ištirpdysiu. Tai apie porciją, čia apie 1 kvadratėlis. Čia pas mane lindo juodasis šokoladas. Ne, šitas yra 85. Nes turiu dar vieną 70. Jis man pats skaniausias, priimtiniausias. 85 turiu labai stiprus. Toks, jeigu jau norisi kažko skanaus, tai žinokit, tikrai užtenka suvalgyti netgi ne vieną, bet puselę tiktais. Kai yra 1 kvadratukas, tai net tos puselės dar per pusę, tai paskui jau tikrai nesinori nieko tokio saldaus, kas yra gerai. Kartais ir to nesinori, jeigu jau galvoju, noriu kažką saldaus, tai jeigu jau ir to jau ten nenori, tai vadinasi, nieko to nenori, tu tik tai įsidirbinėjai. Pridėsiu aš šiek tiek kokoso, geriau tirpdysis, nes labai kai tirpdosi. Na ką, palauksim, kol pravės šiek tiek. Na, o paskui bandysime dėti. Paskui bandysim visą tai dėti ant mūsų duonelės, kurią jau aš kepiau vakar. Tai aš ją mėgstu, kad ten būtų minkštutė, tai va taip gražiai uždengiu. Tai čia pas mane yra lęšių duoniukai vadinkim, ar ne, nes aš dėjau mažesniais, dariau gabaliukais. Arba kartais darau visą, tai papjausiu, tai kaip duona tada gaunas. Tai būtent mažiem sumuštiniam, mažiem burgeriam, ne, kaip pavadinsi, nepagadinsi, nes tada mėsytės ar žuvytės ar dar kažkokio kiaušinio galima uždėti, jie tokie mažesni, galbūt net patogiau imtis į darbą ir panašiai. Tai mes ant jų šiandieną dėsime mūsų pagamintos nutelos. Kas dar nežino, kaip pasigaminti šitą lęšių duonelę, aš prikabinsiu prie šito
video, tai galėsite užeiti ir pasižiūrėti, kaip pasidaryti ir galėsite tada jau, kaip ir mes, viską nuo pradžių iki galo padaryti. Dabar šiek tiek pravėsiu, tai dėsiu juodojo šokolado. Duonelė iš tikrųjų labai paprastai gaminasi, jau ten nereikia nieko ypatingo, sakau, ant tiek paprastumas, tik šį kartą aš dėjau, šiaip galite ir jūs dėti, bet kada čia nėra kažkokios vienos taisyklės. Tai būtent visokių šiek tiek sėklų į vidų, arba riešutų sėklų pabarstyti, arba į vidų aš mėgstu ir labai nedaug ir ant viršaus mėgstu. Tai būtų ir ten, tai išoriškai labai gražiai atrodo. Linų sėmenimis aš pabarščiau, į vidų aš dėjau linų sėmenis, sezamo šiek tiek pabarščiau, čijos šiek tiek, galima šiek tiek aguonų. O šiandien dar įdėjau moliūgų sėklų, saulėgrąžų sėklų šiek tiek pabarščiau, kartais ant viršaus pabarstau. Tai kokių turi, tai galite barstyti. Na va. Padariau, dabar mes gražiai įsidėsime į tokį fainą mažą induką, kuriame mes galėsime ir laikyti. Tai pas mane čia jisai nuo cheesecake, ar ne, vadinamųjų sūrio pyragų, ar ne, tai toks indelis man labai patiko. Tai aš turiu jų ne vieną, kai mes anksčiau valgydavom, tai aš jų prisirinkau. Tik yra vienas toks dalykas, kad jie neturi dangtelių, tai aš tiesiog uždengiu juos su permatoma tokia kaip plėvele ir man gerai. Aišku, čia galima ir naudoti ir net yra pirkti jau gatavus riešutus, kurie yra jau susmulkinti arba tokie mažesni. Tai gal ir iš tikrųjų lengviau, paprasčiau. Ar ne, tai ką sugalvosit, tas ir bus labai gerai. Na, kaip tik, va, mažas vienas indelis, prašau. Puiku. Na ką. Ir dabar bandysim. Čia aš du noriu šiaip palikti. Šiaip, kai jis pastovės, tai jisai sutirštės, tai bus geriau. Dabar, aišku, jisai ir dabar yra tirštas. Čia man net kai kurie riešutai tokie didesni. Nesusiplenderiavo pilnai. Tai bus ką pakramtyti. Geriau iš tikrųjų gal prieš tai juos ir pasmulkinti, kad jau pilnai ten susimautų. Šiaip ta pati pakuotė tokia, indelis pas mane toks labai įdomus, tai sunku ir suvalgyti. Na ką, ir viskas. Prašau, kasdien Nutella labai skani, sveika, šiek tiek yra ir baltymų, ir proteinų, ir bananų, saldumo, ir prašau, labai paprasta, labai greita ir sveika, ir nereikia pirkti visokiausių pridėtinių dažiklių ir dar kažkokio, nežinom, ką mes iš tikrųjų valgom. Tai tikiuosi, išbandysite, jums patiks ir pasidalinsite mūsų grupėje. Tai prašau, gaminkite, mėgaukitės Nutella ir ką jau susitiksime kitą sekmadienį. Gražaus likusio jums sekmadienio ir šiandieną jau tariu iki.